Astos kaip personažo gyvenime buvo labai daug ko. Ji vartojo alkoholį, ji buvo prostitutė, jos vyras sėdėjo kalėjime, ji draskėsi dėl šeimos, ji vartojo narkotikus. Galų gale jis susiėmė ir nuvyko į reabilitacijos kliniką, bet atrodo, kad jos nuodėmių ratas nesibaigė ir laukia daug visko, intrigų, slėpinių, romanų. Vargšas jos Viktor. Makaras niekada nebuvo nors prie žaizdos dėka. Priešingai. Tai toks mafijozas, kuris moka suteikti skausmą. O šį sezoną jis bus ypatingai tiesmukas. Makaras nesirinks. Jeigu yra kliūtis, jis ją šalins. Tačiau toks jisai ne iš gero gyvenimo. Granata sužeidė koją. Nuolatinė grėsmė jo gyvybei. Įtarinėjimai, papirkinėjimai. Įvairiausias kombinacijos. Na ir tie jo amžini priešai Zylė ir Lorenzas. Ir dar vienas naujas, ypatingas priešas. Kuris iš jų eilėje pirmas. Pamatysime naująjį sezoną. Serialas Pasmerkti jau nuo rugsėjo 1 dienos per TV3.